Tai šiandieną statysim pilnai naują kompiuterį iki 650 eurų. Ir šiame video sužinosi, kur išsirinkti, kaip išsirinkti ir kaip susirinkti štai tokį kompiuterį. Epizodo rėmėjas Klaviatūros Shop. Jeigu tau reikia klaviatūros, kuri būtų ir kokybiška, ir graži, o galbūt ir kilimėlio spalvotų, kurie jau turi begalę, tai Klaviatūros Shop yra ta vieta, į kurią tu privalai tiesiog nueiti. Nes iš tikrųjų statistinio kliento, statistinio žaidėjo ir statistinio pirkėjo biudžetai nebūna tūkstantinės sumas, tu nori susisukti kuo pigiau ir kuo geriau, tai su šiuo kompiuteriu galėsi žaisti visus žaidimus. Galiu drąsiai teikti, kad ant aukščiausių grafikų Full HD arba 1080p rezoliucijomis, ko ir nori statistinis žaidėjas. Be to šis kompiuteris ne tik veiks dabar gerai, bet ir vėliau tu jį galėsi tobulintis. Tai renkant kompiuterį reikės netgi šiaip vieno dalyko, tik vieno atsuktuvo, daugiau absoliučiai nieko nenaudosiu, nes reikia padaryti taip, kad tu galėtum pats susirinkti namie kompiuterį namų sąlygomis ir pirštinių. Nežinau, kodėl man jų reikia. Šiandien nusimaniau, kad prieš naujus metus, gruodžio 28 dieną, šiandieną dirbsiu su pirštinė. Šiam kompiuterio bildui būtent pasirinkau Intel sistemą, i3 12 kartos. Jeigu jūs esat žaidėjas, tai iš tikrųjų čiumpa šitą ir nesukat galvos, nes žaidimuose kompiuterio našumas su šito procesoriu bus toks pats kaip i9 9 kartos. Kažkas, kas nesupranta, gali galvoti, pala, kaip gali i3 veikti taip pat gerai kaip i9, bet realybė tokia. Žaidimai kaip programos parašytos taip, kad jos išnaudotų ne branduolių kiekį, ką i9 turi daug branduolių, o branduolių greitį. Todėl naujesnės kartos, silpnesni tie, vadinkim, mažiau branduolių turintys procesoriai yra pakankamai greiti, jų dažnis yra pakankamai geras, kad prilygtų senesnių kartų našesniems procesoriams. Konkurentas šitam procesoriui iš AMD yra Ryzen 5 5500, o jeigu norėčiau surinkti dar pigesnį kompiuterį, rekomenduočiau AMD AM4 soketo Ryzen 3, tai šito kompiuterio bildo tada bendrai su AMD sistema būtų suma apie 600 eurų, o dėja iš AM5 soketo, naujesnių Ryzen 7 generacijos procesorių, Ryzenas neturi pasiūlyti tokiam biudžete absoliučiai nieko. Tai tavo kaip pirkėjo, kuris ieško kuo pigiau, opcijos lieka tik Intelis 12-13 karta arba Ryzeno AM4 5 generacija. Pasakiau, kad tik su atsuktuvu galima daryti. Peliuko turbūt negaliu naudoti, ne? Kalbant apie šito procesoriaus skaitimą, tai tikrai tokios problemos jūs neturėsite, todėl tikrai i3 jums užteks ir originalaus aušinimo, kurį vėliau darant upgrade'ą galėsite įsidėti į geresnį ir šiai dienai sutaupysit pinigų. Tai mano nuomonė vienas turbūt svarbiausių komponentų yra pagrindinė plokštė, dalinai, nes upgrade'ą tu gali padaryti procesorių, dadėti ramų, dadėti daugiau SSD ir panašiai, bet kalbant apie pagrindinę plokštę, tai jau tu dažniausiai liksi su ją. Tai pasirinkau būtent MSI'aus produkciją. Šiuo atveju gali būti taip, kad kažkuris, kas gaudosi labiau kompuose, turėsit kitų variantų ir viskas yra tvarkoj. Šiandien yra viena diena prieš 2 dienos prieš naujus metus, kurjeriai neatvažiuoja, prekių neturim, daugelis prekių yra išpirkta, kainos keičiasi, tai mano ta konkrečiai komponentų rekomendacija nėra būtent tokie komponentai, jūs plius minus radę, pavyzdžiui, kitą modelį galite žiūrėti arba geresnę kainą kažką kito. Kas mano nuomonė, man asmeniškai yra labai svarbu, pagrindiniai plokščiai, tai 4 RAM slotai, dėl to, kad bet kokiu atveju šiai dienai 16 GB kaulo 2 po 8 užtenka, bet jeigu tavo ateityje vėliau prireiks daugiau ramų, tu galėsi paimti ir dadėti dar 2. Taip pat šitoje pagrindinėje plokštėje yra 2 M2 NVMe jungtis, ar ne? Tai tavo greitam kitam SSD diskui, tai mes į šitą kompiuterį dėsim 1 TB, bet jeigu ateityje tavo vėlgi poreikiai arba biudžetai pasikeičia ir tau prireikia daugiau atminties, tu dar turi vieną vietą. Na ir man turbūt paskutinis ir svarbiausias, tai yra Type-C. Sakykit, ką norit, bet šiai dienai Type-C jungtis yra ganėtinai svarbi. Daugiau kažko apie čia labai nepasakysiu, kad apart to, kad jinai turi praktiškai visas jungtis. Vienintelis pastebėjimas, kad nors ir šita pagrindinė plokštė palaikys, pavyzdžiui, jeigu čia įdėsi 12 kartos į 3 palaikys ir į 5, ir į 7, ir į 9, 13 kartos, 12 kartos, tačiau štai šios jungtis, štai šie komponentai yra voltažo reguliavimo moduliai. Ir būtent jie perduoda srovę į procesorių.
Ir tie, kas nors kiek susidūrė arba nesusidūrė su procesoriais, tai būtent Intelio procesai pastarėjai kaista labai, kepa labai, suvartoja labai daug srovės. Tai įdėjus galingesnį procesorių į šitą pagrindinį plokštę, kaip ten tarkim 13 kartos į 9, tu turėsi dvi problemas. Pirma, kad tau reikės dėti rimtą aušinimą ir antras, kad tau pagrindiniai plokščiai dėl šitų perkaitimo dalykų gali nukrist kompiuterio našumas. Tai būkim bėdini, bet teisingi. Statistinis tokio kompiuterio pirkėjas greičiausiai nesitobulins kompiuterio iki i9, iki 4090, nes tiesiog tu naują kompą pasimsi. Tai aš ir akcentuoju, kad jis pasidarys dar vieną kitą upgrade'ą, gaus 10-metis va tokį kompiuterį namie, pasidarys po 3-4 metų, įsidės kokį 5, įsidės kokią 5060, 5070 ir viskas. Nors Intelio procesoriai turi galimybę palaikyti DDR5 ramus, bet dėjom DDR4, nes dar jų užteks. Patikėkit, kol jau jums DDR5 reikės keisti, greičiausiai ir kompą reikės keisti, nes dar kažkas su DDR3 žaidžia. Turėkite omeny, kad ramai turi štai tokius grovelius, ar ne? Ir DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 turi skirtingus tos pločius, taip pat ir pagrindiniai plokščiai yra groveliai. Tai esu matęs tokių scenarijų, kai nusiperka RAM plokštelę ir netitinka su groveliu. Tiesiog ją reikia apversti. Bet žmogus to nepastebi, pats renkasi kompą, nedasižiūrėjo, neprisižiūrėjo ir spaudžia. Ir jam po to aučiu. Jeigu nusiperkat pagrindinę plokštę su 4 RAM slotais, visada dedat į 2 ir 4, o ne į 1 ir 3. Daugelis turbūt labiausiai bijo dėtą procesorių. Nežinau ar pelnytai. Iš vienos pusės taip, rizika sugadinti yra visada, bet taip pat rizika sugadinti yra visada viską. Tai kaip ir nežinau, man čia kaip ir viskas gerai. Tai svarbiausia, neišmeskit procesorius bededant, nes gali būti tikrai atlankstyti šitos mikro dantukus, tikrai bus sunku. O šiaip paimi ir įdedi. Viskas. Taip pat aušintuvas jau yra su paruošta termopasta. Tikrai jos pertepti nereikia, kaip minėjau, i3 negeneruoja tiek daug karščio, kad čia reikėtų specialiai tam pasirūpinti. Turėkite omeny visada prieš pasirinkdami aušinimo sprendimą vieną. Įsivertinkit ne tik jūsų kompiuterio specifikacijas, ar ten korpuso aušinimą, bet ir jūsų kambario vietą. Pavyzdžiui, ar daug saulės, pavyzdžiui. Gal vasarą ten pastoviai šviečia saulė, pietinė pusė ir nėra kondicionavimo ir tavo kambarį pakyla temperatūra, pavyzdžiui. Tai labai daug kenčia tokie žmonės, kurie gyvena senose daugiabučiuose, 5 aukštuose. Tai aš vieną kartą paėmiau ir išvedžiau statistiką. Pavyzdžiui, vasarom kas pas mus dažniausiai ateina. Tai žmonės, kurie neturi arba kondicionavimo, arba, trumpai tariant, kepa namie. Aušinimas taip pat susimontuoja labai paprastai. Svarbiausia, paimat aušinimą, papurtot, jeigu jums niekas nekliba, kompiuteris baigtas. Vis tiek mane žiūri suaugę žmonės, kurie dirba pardavimuose arba marketinge, tai žinot vieną, kad kartais tu turi parduoti savo daiktą ir išskirti tam tikras savybės, kurios nėra tokios gyvenime ir svarbios. Tai vienas iš tų savybių yra kietieji SSD greitieji diskai, kurių greitis reglamentuojamas iš tikrųjų būna didelis, 5-7 tūkstančiai MHz, bet realybė tokia, yra kita medalio pusė, kiek jūsų naudojamos programos reikalauja tų megabaitų per sekundę. Ir statistinio žaidėjo greičiai PCA3 iki 2000 megabaitų per sekundę yra per akis. Jeigu tu jau dirbi su failų redagavimu, projektavimu ir panašiai, aš pilnai tikiu, kad tau gali reikėti greitesnių greičių. Ir viskas, pagrindinė plokštė yra baigta. Kiek mes užtrukom? 10 minučių. Ne tiek neužtrukom. Tikrai viskas nėra sudėtinga. Varžtukų susukom, ramus įstatėm, procesorių įstatėm. Svarbiausia, nepamirškit prijungti į CPU fan aušinimo jungtį ir pakalbėkim trumpai apie maitinimo bloką. Tai nėra idealiausias mano pasirinkimas. Labai rekomenduoju eiti su minimu 650 W. Tiesiog, kaip minėjau, tokia labai durna diena. Čiupau, ką turėjau. Ir kaina nebuvo pati geriausia, bet svarbiausia, kad jūsų maitinimo blokas būtų, kaip mano rekomendacija, ne mažiau 650 W ir ne prašiau negu 80 plus bronzė energetinio efektyvumo klasės. Ir viskas. Dar vienas aparatas, kuris, pavyzdžiui, pas mus kainuoja 44 €.
RGB, priekinis mešas, patogus montavimas, viskas su jo yra tvarkoj, tai jeigu nori, kad kompiuteris ir biškį šviestų, bet ypatingai neakcentuoji jo išvaizdas, nenori permokėti pinigų, tai turbūt geriau nelabai rasi. Taip pat pastebėjimas, kad pagrindinės plokštės būna skirtingų dydžių, kaip prieš save matot mikro ATX dydžio, čia yra pavyzdžiui Full ATX dydžio, tai jų šiek tiek skiriasi ir pagrindiniai tvirtinimo taškai, tai visada įdėkit pagrindinę plokštę ir patikrinkit, ar įsukti visi varžteliai. Tai nėra kritiškai svarbu, tačiau geriau pagrindinė plokštė priveržta tinkamai negu netinkamai. Kaip ir dabar, pavyzdžiui, statau, pasižiūriu ir aš matau iš karto, kad pagrindinė plokštė turi čia 2 tvirtinimo taškus, kurių čia nėra. Tai mes iš šito maišelio įsitraukiam ir prisukam. Taip pat čia toks pastebėjimas dėl pirštinių. Esu ne vieną kartą gavęs tokį pastebėjimą, kodėl dirbi be pirštinių, be statinių apyrankių, tai mane labai sunku įtikinti, kad reikia dirbti su jais, kai surinkta keli tūkstančiai kompiuterių ir ne vienas nenukapė. Taip pat Linusas savo eksperimentiniuose video jau įrodė, kad norint nužudyti kompiuterinę techniką, dar reikia gerokai pasistengti. Tai toks kaip statinis krūvis statistiškai gali nužudyti tik jau brokuotą arba tuoj sugendančią techniką. Bet kai tvarkom laptopus, pavyzdžiui, kažkam valam, tai jo, statinės apyrankės mes naudojam. Nu ką, viskas, daugiau mažiau kompiuterio vaizdas aiškus. Čia vienintelis man asmeniškai minusas, sutiksiu, tai yra būtent šitie laidai, dėl to aš ir nenorėjau imti šito maitinimo bloko. Tikrai galima rasti geresnį variantą. Jis nėra prastas, bet kaip minėjau, už tokią kainą, kurią aš dabar jį gavau, galėjau gauti MSI'aus 650 W ir su griežesniais laidais. Ir net galima tam tikrų modelių kaip Deeppool'o, pavyzdžiui, rasti ir 700 W. Tai čia toks labiau kaip ir su juo labai blogai nebus, bet galėtų būti ir geriau. Aišku, jeigu tokie laidai tau trukdo, tai turiu kabelių prailginimų, pas mane jų gali įsigyti, tam, kad tavo kompiuteris atrodo šiek tiek gražesnis, jeigu tau iš tikrųjų tai reikia. Turbūt nuobodžiausia ir kai kam galbūt sudėtingiausia procedūra tai laidų montavimas. Turbūt jo, man irgi pati nemėgstamiausia, bet greit viskas čia susideda. Svarbiausia nesumaišyti laidų ir sujungti visus laidus. Nes dažniausiai, turbūt nesumeluosiu pasakęs, kad 80% problemų kyla dėl laidų, kuriuos reikia kišti, nedakišti, pakeisti ir panašiai. Tai pirmiausia, pamoka numeris 1. Maitinimo laidų jungtis yra tam tikros panašios. Yra 6+2 ir yra 4+4. Vat ją galima šitą jungti praskiesti. Tai visada 4+4 arba nepraskiečiama 8 jungtis yra visada tik procesoriui. Jeigu procesoriui pagrindiniai plokščiai čia yra 4 jungtis, nesijaudinkit, kiškit tik 4. Jeigu yra 6+2, tai tik vaizdo plokščiai arba kitiems išoriniams PCA renginiams. Tai dažnai būna, pavyzdžiui, šito procesoriaus laido hebra neįkiša, įjungia kompiuterį, jisai arba šviečia, arba restartuojas, bet jokio nėra vaizdo. Tai dėl šios priežasties mano rekomendacija netgi patikrinti, ar tikrai laidai visi yra dakišti. Pagrindinis 24 pinų laidas, aš tai net labai kažko nekomentuosiu, viskas čia ir taip aišku. Tai iš principo jau sujungus šituos 2 laidus jūsų kompiuteris veiks, bet mums dar reikia jungti ir kitus laidus tam, kad veiktų su mygtuku, restartas ir panašiai. Tai prieš tvarkant visus laidus, pirma rekomendacija. Visada patikrinkit, ar įsijungia kompiuterį. Šiuo atveju man, kad pamatyti vaizdą, reikėtų įjungti ir vaizdo plokštę, bet mes dabar tiesiog įkišim maitinimo laidą ir pažiūrėsim, ar kompiuteris užsikuria. Kol kas ravėina ir dedam turbūt daugelį žaidėjų svarbiausią komponentą, tai vaizdo plokštę. Tai kažkam gali kilt klausimas, vėlgi, kodėl Radeon? Kodėl ne Nvidia ir panašiai? Šitame kainos biudžete iš naujų vaizdo plokščių AMD nelabai turi konkurentų. Artimiausia vaizdo plokštė iš Nvidios yra RTX 3050, kuri yra iš principo silpnesnė, o nepaisant to, kad kitos Radeonų plokščios galingesnius, tarkim 7 generacijos 7900 XT, aš neypatingai rekomenduoju, nes jos mums genda.
Tikrai, problemų mes su jom turim, bet su šitomis pigiomis RX 6600 vaizdo plokštėmis, nu žinokit, galiu pasakyti, kad tikrai labai mažai žmonių kreipiasi dėl garantinio aptarnavimo, o FPS tu gauni normaliai, tai jeigu to plokščio grybo nepjauna, veikia normaliai ir yra pigi, kaip aš galiu jos nerekomenduoti? Neneiksiu, nėra labai patogu, tokio atveju, jeigu nėra labai patogu, ką aš padarau, aš tiesiog paimu ir išimu šitą plokštelę ir visi mano nepatogumai tiesiog yra išsprendžiami akimirksniu. Viskas. Plaktuko, žodžiu, neprireikia. Pamiršau pasakyti, kad dar turim 2 laidus, tai audio ir USB. Tai šitie 2 laidai yra atsakingi už tai, kad jūsų priekį arba viršui būtų garsas arba skaitytų USB. Irgi nėra labai sudėtinga, ant pagrindinės plokštės yra vis tada nurodyta, ar USB, ar kaip čia pavyzdžiui, matos, USB net ant visos jungties rodo. Pasižiūrėk. Nu viskas, kompiuteris baigtas, kiek mes čia užtrukom? Nu beveik valandą su tais visais dalykais. Aš tokį kompą surinku per 15 minučių. Tas, kuris nemoka, žiūrės video kelis kartus, tai greičiausiai užtruks apie 2 valandas. Tai pats gali tai padaryti. Nu ir žiūrim. 3, 2, 1. Bet mums svarbiausia, kad ne čia veiktų, o veiktų čia. Ja. Tai tiek žinių. Mylimiausia mano darbo dalis. Ir visada susirinkęs naują kompiuterį prieš įrašinėdamas operacinę sistemą, tu privalai nueiti į BIOS vidinę sistemą ir sutvarkyti ramų greičius, nepaisant to, kokius tu greitus ramus nusipirkai, jie visada veiks ant lėčiausio greičio. Atvyko. Nu, tai pakeisimai teka, kad būtų kompas toks, kokį aš tikrai norėčiau rekomenduoti. Turime be 3 minučių 3, sakau, kad po 4-5 minučių maitinimo blokas bus pakeistas. Jau spėsiu per 3 minutės, kai nėra jokių specialių kūlingų, lengvas priėjimas, mažai laidų, čia yra pasaka, tikrai pasaka. Ir iš karto taip kompiuteris, gražiau biškelė atrodo. Tos šlykščios geltonos spalvos kompiuteriui tikrai netinka. Nors kitas, aš pilnai suprantu, kad gali sakyti, zin, kaip tas kompas atrodo. Tik publika, turėkite omeny, kad šito kompiuterio kaina yra tokia, jeigu jūs patys pirksitės kompiuterius ir patys rinksitės ir prisimsit visas atsakomybės už surinkimą, už garantinius ir panašiai. Jeigu jau norite iš manęs tokį įsigyti pilnai surinktą, paruoštą ir taip protestuoti ir taip toliau, faktas, kad šitas kompiuteris kainuoja žymiai daugiau. Įjungus XMP profilį, kuris yra jums būtinas tam, kad jūsų kompiuteris veiktų geriau, jau sekantį procedūrą, tai Windowsų įrašymas. Neikite jokius piratavimo puslapius, nesisiųskit neiškių dalykų, viskas yra oficialiame puslapyje, nes šiai dienai Windowsai nuėjo kitų kelių. Jie leidžia savo operacinę sistemą atsiųsti iš savo puslapio, įsirašyti ir naudotis nemokamai. Tačiau visi, kam tekę naudotis Windowsais neaktyvuotais, matė, kad tiesiog iššoka užrašas, užsirakina kelios funkcijos, bet pilnai naudotis galima. O kaip jūs ten jau kodus gausit, jūsų reikalas. Galima pirkti iš oficialių parduotuvių, galima pirkti ne iš oficialių parduotuvių. Yra pilna būdų. Faktas, aš visada rekomenduoju įsigyti iš oficialių parduotuvių, bet tai yra jūsų reikalas. Detaliai čia visko nepasakosiu, ką kur spausti, tiesiog priartinsim kamerą ir iškarpysim ir parodysim, kaip paprasčiau jums patiems įsirašyti Windowsus. Pum 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 pum. Kai tavo kompiuterio operacinė sistema jau yra surašyta, tai tau būtina padaryti kelis dalykus. Dėl viso ko atsinaujink visus Windows atnaujinimus, tai per Checker for Updates, ar ne? Bei būtina įsirašyti kompiuterio vaizdo plokščias, driverius arba tvarkyklės tam, kad tau juk reikia daugiau FPS, o daugiausiai FPS turėsi įsirašęs naujausius driverius. Taip pat labai rekomenduoju puslapį ninite.com. Šiame puslapyje atsidaro visos programos, iš kurių tikrai ne vieną tu tikiu, kad naudoju, Discordas, VLC, Spotify, pavyzdžiui, aš naudoju, LibreOffice'as, Steam'as, WinRAR'as, susidėjai varnelę, paspaudi
atsisiunti savo ninytę arba night. Ir viskas. Dar vienas būtinas tipsas, tai kai yra prijungtas ekranas, pavyzdžiui kitas, jūs privalot nustatyti dažnius. Tai spaudžia dešinį klavišą, Display Settings, važiuojam į Advanced Display Settings ir matot, nors ir čia yra 144 Hz ekranas, čia yra 100 Hz. Taip pat paimat, nusistatot 144 ir tokiu atveju pasigerinat vizualinę kokybę. Nu ir ką, važiuojam testuoti žaidimų. Tai testuosim Valorantą, CS, PUBG, Fortnite, kad suprastumėt, kiek kompiuteris gali išspausti ant šitų žaidimų. Naujasis CS2 tapo kur kas reiklesnis, tai jau galima testuoti. Anksčiau, pavyzdžiui, CS tikrai spjaudavo net ir ant pigių kompiuterių ganėtinai nemažai tų FPS-ų, nereikalaudavo labai galingų vaizdo plokščių. Dabar dėja, aišku, daugelį žmonių, kurių kompiuterių pavilgdavo, dabar nebepavalka. Tai galbūt esi tu, galbūt tau šito reikia kompo. Tai CS2 tikrai reikalauja žymiai stipresnių kompiuterių resursų, nežinau kodėl, man ta grafika turbūt ir tau, Kornelijau, nepasikeitė taip drastiškai, bet nesvarbu. Svarbu, kiek šitas kompiuteris duos FPS-ų. Tai ant deathmatch'o mes turim kiek, pasižiūrim dar kokie nustatymai, dėl viso ko parodom jums, mes turim taip, mes turim viskas yra absoliučiai high, ultra ir mes turim ant deathmatch'o, priklausomai nuo vietos, vidurkį, sakykim, apie 200 kadrų per sekundę. Nu taip. Nežinau, kaip už 650, jeigu nori susirinkti taip pats papigiai kompą, nežinau, ką tu čia pasakyti. Aišku, FPS skirsis ir nuo žemėlapio ir panašiai, bet turint 144 Hz ekraną, tu turėsi daugiau FPS-ų. Jau čia važiuojam prie kokio PUBG. Viskas praktiškai high. 130 FPS-ų. Nu, aš problemas nematau. Aišku, dar čia nieko nėra, to mes pamatysim, kaip viskas yra. Nusileidus ant žemės, FPS kažkiek pakrito, bet vis tiek plius 100 FPS ant aukštų nustatymo ant Full HD grafikų. Na, aš skaitau, kad viskas gerai. Nu, tai va, aukščiausiamis grafikomis apie 60 FPS, kas yra tikrai neblogai, nes jeigu tu nori daugiau FPS, tu ką gali padaryti? Nusimažinti grafikas, bet vėlgi vertinkit, kad čia yra pati žaidimo pradžia, visi žaidėjai vienoje vietoje, vyksta dalykai, tai kaip mes išsiskirstysim, turėtų FPS padidėti. To ir pamatysim. Leidžiantis procesorius tiesiog žviegia, dirba 100%. Taip, į 3-4 branduoliai tam tikrose vietose gali dirbti pilnų pajėgumų, bet tai yra dėl to, kad procesorius turi, kaip sakoma, užkrauti ir nupaišyti žemėlapį esančius ginklus, žaidėjus ir panašiai. Tai kurį laiką, kol nusileidžia, taip gali būti. Bet nepaisant to pažiūrėk, vaizduškai vis tiek 96%, tai reiškia vaizdo plokščiai dirba pilnų pajėgumų. Iš Epico nusistačiau ant high ir turiu 70-90 FPS, kas yra daugiau negu pakankamai. Tai Valorantą testuoti net neapsimoka, nes numatėt, kokius FPS duoda kiti žaidimai. Tai kaip už tokią kainą, jeigu tu ieškai kažko pigaus, su kurio galėtum jaustis gerai, tokios specifikacijos tau tiktų. Plus, juk mes nekalbam, kad šitą kompiuterį tu turėsi visą laiką. Juk aš surinkau sistemą tokią, kurį vėliau tobulintųsi. Jeigu tau trūksta FPS-ų, tu, pavyzdžiui, įsidėsi 13 kartos į, pavyzdžiui, 13400, įsidėsi, nežinau, RTX 4070 ir tavo FPS-ai šoks į viršų kaip raketa į mėnulį. Tai tikrai šitas kompiuteris, blemba, žinokit, su upgrade'ais, aš taip beveik nebejoju, kad 5-6 metai. Matau, kad peržiūra daugiau negu subscriberių, tai uždėk tą subscribe. Mano partneriam patiks tai. Už reklamą daugiau gausiu, daugiau video daryti norėsiu ir viskas, ir vin-vin. Tai ačiū visiems, kas žiūrėjo visą video ir sakom iki sekančio.